Muzikinis takelis. Muzikinis takelis. Sveiki, su jumis sveikinasi Muzikinis takelis ir šiandieną mes pristatinėsime funk antrą dalį. Tai šioje dalyje labiau gilinsimės ne į pačią funko kaip muzikos žanro charakteristikas tokias, bet apžvelgsime labiau istorinę dalį ir pristatinėsiu aš, Lukas Razgūnas, by the way, ir Tomas Radišauskas, kitaip žinomas Instagrame BBX Destiny BBX. Vienas iš dviejų, tikrai kažkuris pataikys. Kažkuris pataikys. Taip, tai dar greitai norėčiau paminėti, kad kaip ir kiekvienoje dalyje yra teorinė ir praktinė dalis. Komentaruose rasite prisektą miksą, aprašyme taip pat. Ir galėsite pasiklausyti, kokius kūrinius mes priskiriam, sakykime, vertus jūsų ausies perklausimo, kad susipažinti plačiau su šiuo žanru. Tai va. Ir manau, nieko nelaukdami galėtume šokti į patį funką. Tai pats funkas, iš esmės, kaip ir minėjom praeitoje dalyje, tai yra 20-ojo amžiaus viduryje susikūręs žanras, kuris buvo ypač įkvėptas džiazo, soulo, ką mes dar turim? Ir R&B. R&B, gospelas. Jo, sakykime, vienas muzikologas pasakė, kad tai yra tiesiog toks kaip miksas gospelo, džiazo, soulo. Tokių... Jo, ir netgi juodojo roko. Toks. Okay. O kitas sociologas tiesiog pasakė, kad tą visą funką galima įtalpinti į laiko skalę, kur vyrauja tiesiog džiazas, soulas ir R&B. R&B, jo. Nu, toks, kur tiksliausiai apibrėžia tą visą... Taip, daugiausiai įtakos padarė. Visą pradžią ir manau galėtume šokti tiesiai į Naująjį Orleaną? Jo, galėtume šokti Naująjį Orleaną. Tai čia iš tikrųjų keliamas į pat 1940-uosius jo ir į šaknų šaknis. Antras PK. Jo, tos šaknų šaknis jos visada yra tokios kaip ir kartu ir tikslios, bet kartu ir tokios, žinai, kadangi tai būna tokie niuansai, kur gali galbūt iš vieno žmogaus kažkas ateina, tas žmogus galbūt tai perduoda tiksliai kitam, kitas jau galbūt kažkaip kitaip perduoda ir ta istorija gali tokia būti, tarsi aš turiu meni, kad ta visa istorija, jau, tarsi kai mes imam pačias tas šaknis, jinai biškai tokia iškraipyta gali būti, nes jinai tokia kaip pasakojimo pavidalų perduota. Tiesiog gali būti tokios improvizacijos ir ypač tie tokie nauji dalykai, jie gali būti suprasti truputėlį skirtingai. Biškai kitaip. Jo, bet mes pabandysim, mes pasistengsim ir, žodžiu, principas toks, kad būtent 40-aisiais, kai vyravo dar tas pats bliuzas, tiesiog trūko, publikai trūko tokių gal truputėlį įdomesnių, kompleksiškesnių, ritmų ir ne tiek publikai, tikriausiai patiem ir muzikantam iš tikrųjų norėjosi kažko įdomesnio ir buvo rašoma, kad trūko kompleksiškesnių, tai yra poliritmų. Tai jeigu labai trumpai, tai poliritmas yra toks, pavadinkim, gali sudaryti iš 2, 3 arba daugiau, tai yra simetriniai ritmai. Tai aš bandysiu netgi pademonstruoti galbūt būtų pats geriausias. Tokį iš elektronikos, aišku, kaip visada, bet toks visiškai pavyzdys. Jo, tai pavyzdžiui, gali būti, tarkim vienas ritmas, tarkim, eina ar ne 4/4, o kitas, tarkim, eina, nežinau, tarkim 3/4, čia tikriausiai būtų, tarkim, ir sudėjus
Jo, va toks gaunasi variantas. Ir šitas reikalas pradžiai toks, nu, tu galvoji, okei, kas čia Bet vyksta, jis pakankamai lėtas, jeigu taip galim. Jo, Na, tai tas, toks, va, tu tempą gali, žinai, kaip tu nori Dar pasidėliot daugiau išvariuot, mažiau. gali, taip. Ir čia vat būtent tas liečia tiek būgnus, tiek gitaras, tiek, ta prasme, kiekvienas instrumentas gali žaisti savo žaidimą toj pačioj laiko skaliai. Ta prasme, svarbiausia, kad kažkelintam dūžyje viskas sueitų į vieną, kad tai nebūtų chaosas, o tai būtų susiderinimas. Tai prasideda kartu, arba netgi ne kartu, bet kažkuriame ten, nežinau, kvadrato gale, ten 4 taktų gale kažkur užsibaigimas ir tada, make sense, žinai? Tai vat to trūko. Ir ką, ir buvo, jo, ir būtent Naujajame Orleane Deivas Bartolomėjus ir profesorius Ilgaplaukis, profesor Longhair, pirmieji, sakykime, pradėjo žaisti su šitais ritmais, įtraukdami tokie netgi kubiečių, tokie afro-kubietiškų, jo, tokie afro-kubiečių R&B, naudojo, jeigu neklystu, tokias lasdeles ritmų mušti, vadinami, kaip čia, klavai, gali būti. Jo, ir su tom lasdelėm kūrė vat kažkokius tokius vat, nu, naujus ritmus. Netradicinius, Jo, arba atradinėjo kažką naujo. Atradinėjo kažką naujo ir vat bandė žaisti ir, na, sakoma, kad vat tuo metu tai buvo kažkoks tai vat tie tokie pirmieji įsivažiavimai į funką, tai tas kas būtent vat Orleane ir pradėjo darytis. Ir iš esmės, jo. Ir gaunasi tada, kad, tarsi, tam tikrų metų kiti muzikantai pradėjo tiesiog imti po truputėlį šitą, nes kadangi šitie ritmai su profesoriaus Ilgaplaukio išleistais kūriniais, tai ten berods ir ten 49, 51 pradėjo tiesiog, na, formuoti tą tokį šiokį tokį populiarumą tame, nors kažkoks sujudimas pradėjo vykti. Ir tada, kai, žinai, dažniausiai, kai kiti muzikantai pamato, kad, okei, šitas kaip ir kelia kažkokią tai emociją, šitas jau kažkas naujo, bet ir prilimpa. Įtraukiant, kad įtraukia ir kiti nori dar papildomai išgirsti ir pasiklausyti. Jo, kad arba pasižiūrėti, kas čia bus. Būtent. Ir tada gaunasi, kad vat, jau netgi lipant, sakyčiau, praktiškai net ir jau lipant į 60-uosius, nu dar prieš tai pavadinkim, dar gal net viduriukas, 50 metų viduriukas, tai pirmieji muzikantai, ir aišku labiausiai žinomas yra Jamesas Brownas, taip, kuris būtent, na, kaip sakoma, inkorporavo šiuos ritmus ir visą šitą reikalą dar, kaip sakoma, pastumėjo į priekį. Ar tikrai pastumėjo? Ką tu turėjo omenyje dėl pačių ritmų? Ar kad jisai, būtent kaip mes minėjom praeitoje laidoje, kad jisai ir papildomai pasiimdavo dar vieną būgnininką? Taip. Ar tu turėjo omenyje, kad jisai būtent plėtė pačią žanro subžanrų kiekį? Ne, jisai, ta prasme, jisai neplėtė subžanrų kiekį, pradžioj dar tik tais, dar pats žanras. Taisyklės galbūt. Jo, jisai bandė iš tų pradmenų tiesiog savo stilistikos, na tikriausiai galima jau, kaip sakyt, kurti žanrą ir padaryti jį populiarų. Tai sakykime, jisai pradžioj kūrė savo baladės, 12-8 baladės buvo populiarios. Ir netgi skaičiavimas buvo kitoks. Nu, tas man normalu, tas ritmas, na, pavadinkim netgi tiesiog struktūrą kūrinių. O čia gavosi, kad kai buvo rašoma, kad automatiškai prireikė vos ne 4/4 tempo, 4/4 ritmo, 4/4 ritmo, stabilaus tempo. Ir
jisai, koks labiausiai jo buvo indėlis, koks labiausiai jo pokytis buvo, ką jisai padarė su muzikantais, tai jisai įvedė skaičiavimą ant pirmo, sakoma, on the one. 1, 2, 3, 4, 1, 2, nes anksčiau buvo galbūt 1, 2, 3, 4, nes tai buvo saksofonistam buvo patogiau groti, kitiem muzikantam ir tai sakau, tai labiau buvo tokių, galbūt improvizacinių, tarsi, bliuzo, džiazo, tokios, jau Kad visi vėl kombinacijos. galiausiai iš to tokio interpretavimo sugrįžtų į kažkokį vieną apibrėžtą tokį taktą, galbūt net galim pasakyti, ne? Ant to, kad viens. Galbūt tai buvo irgi toks kaip ir, kad visiems kaip Būtų grupiai... aišku, kad tuo metu visiems reikia sudalyvauti. Iš esmės. Tai prasme, gal susibėgti yra ne tai, kad patogiau, bet tiesiog aiškiau, kai vyksta daug dalykų, kai įvyksta daug laužtų ritmų. Pagrindinis tas 4/4 yra, ta prasme, patogiausias. Ir gaunasi, kad jis su to skaičiavimu jis atvedė tą funko ritmą. Tai va. Toks buvo pagrindinis jo indėlis, o pats Jamesas Brownas afroamerikietis. Taip, tai čia galbūt pamiršau dar paminėti, kad tai yra afroamerikiečių kultūros labai stiprus dalykas. Tai jeigu nežiūrėjote praeitos laidos, tai galite atsidaryti mūsų kanale ir susirasti pirmą dalį apie funką, kur ir labiau ir paminim, kas yra šis žanras, kaip ir kodėl, ir kokias turi skirtingas galbūt reikšmės tas pats funkas ir funky tarp skirtingų rasių. Šiaip galima dar paminėti iš tikrųjų, kad funkas kaip ir džiazas ir soulas tuo metu prisidėjo prie įvairių protestų. Tas tuometinis civilinių teisų judėjimas, ten vienas garsesnių. Žodžiu, muzika tiesiog tuo metu ir būtent afroamerikiečių turėjo tiesiog, dažniausiai turėjo stiprias kažkokias tai žinutes. Nes jie bandė išsikovoti papildomų teisių ir galimybių tau, jeigu taip galim pasakyti, ir ta muzika, jinai tokia, kaip pasakyti, ir sielą išlaisvindavo ir tuo pačiu leisdavo kažkokį politinį statement, tai iš esmės iš žmonių pusės išsakyti kažkam. Tiesa, ir šitoje vietoje net galima pridurti, kad jau tokį trumpą nukrypimą, tai iš tikrųjų tos pačios moteris, kad būtent per muziką tas visgi tas pirmasis feminizmo, tos pirmos feminizmo bangos, tai moteris dainininkės irgi, žinai, davė savo, pavadinkim, tą braižą, tasme parodė, kad irgi, žinai, galima, kad ir moteris gali dainuoti, ir gali gražiai dainuoti, ir žodžiu, teisės yra visiems lygios. Tarsi, visa tų protestų esmė yra, vis tiek jinai yra plius minus ta pati, žinai, parodyti teisė ir lygybė. Teisė ir lygybė, žinai, kad visi yra iš tikrųjų vienodi, visi gali daryti dalykus, visi turi būti tolerantiški ir nesvarbu, žinai, ar čia funkas, ar soulas, ar džiazas, ar nesvarbu, ar ten tu tamsesnis, ar šviesesnis, žinai, koks skirtumas. Tai va, o jeigu grįžtant prie James Browno? Jo, prie James Browno. Tai dar manyčiau reiktų paminėti jo tokius, kadangi turim čia vietoje tos pagrindinius kūrinius, kurie kaip ir jam leido pabūti billboarduose, tapti, kaip išsukti pilnai funką į populiariją, netgi galima sakyti tokia kaip į populiarią pusę. Aš manau, kad galima taip sakyti, galima sakyti, kad funką paversti standartų, klausomų žanrų tuo metu, ir čia jau čia jau tas jau funkas, pavadinkim, tas jau kaip netgi patys ten Out of Sight, sakykim, Cold Sweatas, ar ne? Cold Sweatas, turime Papa's Got a Brand New Bag ir I Got You. Jo, ir čia mes kalbam apie 1967, netgi jau... Ne, čia dabar 64. Okay. Čia vieni pirmųjų jo hitų. Okay. Bet tada jau link 67, 69 ir 70, jisai dar prieš pereinant į disko, jis dar irgi išleido Cold Sweat, Mother Popcorn, Get Up, Sex Machine. Liuks, tai kaip ir, aš kažkaip dėl tą Cold Sweat labiausiai atsimenu, tai šiam 7 ir iš tikrųjų, tas toksai, aš manau, aš kaip supratau, tai tas lūžis iš tikrųjų, nuo to tokio James Browninio tokio, čia, jeigu taip jau ko tiksliau įvardinus, tai pavadinkim, nuo tų tokių
baladžių bliuzinio funko jau į tą modernų funką, kur jau, vat, kaip sakau, ten ir tasme, ir daugiau būgrininkų, ir klavišai, ir bosinė gitara, ir tas visas 4/4 tempas, tai tas vat, modernus funkas, tai jau nuo 1965 jau, vat, jau jis vat, ten, sakyčiau, kažkur lūžo, nes atsirado ir daugiau grupų, atsirado ir kiti, ir jau ten pradėjo ir subžanrų kažkur darytis. Jo, bet vat, praktiškai iki 65, tai vat, Jamesas Brownas pagrindė šviesiausiai jis ten buvo, ta prasme, tam spotlight'e vadinamam. Jis galbūt jam tas dėkingas momentas buvo, kad jisai taip apibrėžė tas taisyklės labai aiškiai, tapo tokiu kaip vedančiuoju vienu pionierium pagrindiniu. Ir aš įsivaizduoju, su juo galimai net buvo, nu pats kaip žmogus, gal likeable asmenybė labai buvo, nes, na, šitie tos didžiosios kompanijos, na, jom vis tiek yra labai svarbu, kad ta asmenybė būtų likeable, nes, na, automatiškai pats funkas, jisai irgi turi tą tokį kaip... Toks net girl modelis, taip. Tai va čia, va, jam tai visą tai padėjo ir aišku, tik keista, kad jis po to perėjo į kitą žanrą, bet iki to jisai beveik 2 dešimtmečius pilnai atsidavė pačiam funkui. Tiesa. Manau, dabar galėtume galbūt šokti į Aš manau, kad galėtume šokti. Kur šokam? Galėtume šokti į subžanrą, į P-funką. Nes tuo pat vat, metu, vat, sakyčiau, ten, vat, nu, pavadinkim, grubiai 60-ųjų galas apie 70-ieji, arba netgi tuo pat metu jau su Jameso Browno tom grupėm išpopuliarinos jau tą funką. Buvo George'as Clintonas, ar ne? Buvo George'as Clintonas. Kuris, kaip supratau, grojo su dviem grupėm, tai yra Funkadelic ir Parliament. Taip. Ir gaunasi, kad vat, kilo noras, aš manau, kad tai kilo noras, nes kadangi funkė visgi buvo tų gitarų. Jo, buvo visgi tų gitarų. Ir vis tiek tie rockeriai, nu jie vis tiek įkiša savo trigrašį. Ir vat, buvo toks vat, džiazo ir psichadelinio roko. Jie biški tokio chaoso. Visada turime mėstą, čia kaip pasakyti, nu jie maištininkai visi dažnai. Kai gyvenime eini tiesti liniją, nu, faina tau, bet biški reikia tokio, va tokio. Tai taip. Biški, kad padrebinti reikia. Ta kreivė biški pašokinėtų ir tuomet tu visai kitaip viską įverti. Yra momentas. Tai jo, Funkadelic Parliament ir labai sėkmingai jie pradėjo vat kepti tuos kūrinius. Ir taip sėkmingai pradėjo kepti, kad tiesiog jos vat net nuo to ir kilo tas visas subžanras P-funk, arba aš manau net galima vadinti psychedelic funk. Ir gaunasi, kad George Clintonui labai sėkmingai, na tiesiog, nežinau, tiesiog labai sėkmingai pavyko jungti porą žanrų, jeigu taip galim. Jo, tiesiog sėkmingai apjungti porą žanrų ir labai tikriausiai ir laiku iššokti. Taip, nes tuo metu galbūt tokį kaip pagrindinį pliusą, kodėl jam pavyko taip tinkamai tą P-funką padaryti, dėl to, kad James Brownas jis jau buvo pasiėmęs savo, kur jis kuravo ir jis jau buvo raw model, nu, galima sakyti. O jie va tokį susikūrė subžanrą, kuriame jie galėjo save išreikšti ir tuo pačiu pritraukti ir iš funko žmonių, kurie galbūt nenori to funko, kuris yra per daug popsinis. Nu, jeigu taip galima. Popsinis, tai turiu omeny ne iš neigiamos pusės, bet kad jisai kontroliavo arba dominavo populiariąją muzikos švaistę, jeigu taip galima išsireikšti kūrybiškai arba nekūrybiškai. Ir turime roką irgi, kuris tuo metu labai intensyvėjo, stiprėjo ir irgi labai daug kas tą pačią roko idėją. Tai toks kaip ir miksas ir persidengimas tų skirtingų žanrų. Jo, čia labai tas fainas dalykas, kad, žinai, žanras iš žanro arba subžanras iš subžanro gali, na, pasiskolina kažką. Kažką išmoks iš kažko. Ir, pavyzdžiui, rokas, tarkim, atneša, žinai, vat, P-funkas atnešė tai, kad į funką įeina, tarkim, gitaros su daugiau, žinai,
tų pedalų, efektų, iš roko atneša, žinai, tai gaunasi ir technologijos kartu vystosi, Na, ir taip, čia iš reiktų muzikos pusės struktūros daro vis įdomesnis, ir aš įsivaizduoju tas visas, žinai, tie visi kūriniai ir ta visas gamyba, tu išleidai ir tu žiūri, kaip reaguoja. Tu žiūri, kaip, reaguoja, čia gerai, čia klausoma, čia tas, ką mes galim, žinai, dabar, ką mes galim patobulinti, ką mes galim kur dabar... galim ar čia, ar ten. Jo, kur kitaip. Čia atsirado, žinai, va čia kažkokie tai, ten, nežinau, kokie nors elektriniai vargonai, ir ten kažkoks tai instrumentas. Tuo metu ypač ta visa pramonė labai atsigavo. 70-ieji, tai jau čia pakankamai nemažai laiko prabėgė po Antrojo pasaulinio karo, žiūrint, tuo metu tai buvo labai toks... Jo, nors Amerikoje krizė, 70-ieji ten buvo gan liūdnokas periodas, bet iš muzikos pusės, tai va 70-ųjų vidury, kur šiaip funkas ir toliau, jeigu mes imsim jau 70-ų, funk, kai mes kalbėjom apie disko, kad disko ten, žinai, paėmė visą eterį, disko ten augo, tai iš tikrųjų, jeigu nebūtų funko, nebūtų disko. Ir disko labai turi dėkoti funkui, nes funkas būtent labai tas tokias spalvingas melodijas ir tas spalvingas visas struktūras atnešė, ir jis taip pat sėkmingai ėjo per visus tos laikotarpius ir nebuvo užgožiamas disko, jis taip pat buvo populiarus su tokiom grupėm kaip Tower of Power, tuomet Dyke and the Blazers, ir tie patys Earth, Wind and Fire, kurie irgi grojo funką ir po to pradėjo kurti disko jo. Tai aš manau, kadangi mes jau kaip ir esam prie disko, tai galėtume dar taip pat paminėti, kad progresyvus soulas. Jo, aš tai gal labai trumpai, kol tu tik neužmiršk minties, aš ką norėjau pasakyti, kad tas 70-ų viduriukas muzikoje ten labai, žinai, jau viskas nuo klasikinių instrumentų jau pradėjo makaluotis su elektroniniais instrumentais. Ir tada gaunasi, kad, ta prasme, tu viską, ką grojai su visais instrumentais, tu matai, kad dabar ir tą patį galima bandyti daryti su elektroniniais instrumentais ir dar naujo kurt su elektroniniais. Ir tada ten prasideda maišytis. Tai aš galbūt ką norėjau su pačiu progressive soulu ir disko, tai tiesiog, kad tai yra tokia kaip papildoma jungtis, kuri irgi susijungia ateityje jau pasižiūrėjus, nes mes nueiname nuo pačio, jeigu taip dabar trumpam, nuo funko, bet funkas turi elementų soulo, o disko turi elementų funko, tai iš esmės soulas labiau yra apie tinkamus vokalus, tinkamą išdainavimą, o disko yra, kad sukuria tą emociją iš instrumentų, iš galbūt elektroniniu būdu imitavimo gyvų instrumentų, gerą nuotaiką, gerą tokį laiko praleidimą. Na ir toks irgi labai įdomus žanras, nes tai irgi jisai prasidėjo 75 daugiau mažiau, jeigu taip galim pasakyti, kas jeigu žiūrėjot mūsų praeitą laidą, tai ne praeitą, bet laidą, kuomet mes disko pristatinėjom, tai tenai irgi yra vienoje vietoje labai aiškiai išdėliota, kad 70-ųjų antra pusė to dešimtmečio ypač aktyviai disko lipo per čartus. Tai tai manau galim... Aš tai tik tais dar ką noriu, tas man, kad dabar įkrito, tai tiesiog pastebėjau, kad ko labiau gilinės ir matai, kad ko viskas modernėja, patimkim nuo ten 50 metų. Iš tikrųjų, visos ir, ta prasme, ritmikos ir struktūros, viskas iš tikrųjų paprastėja, viskas darosi, ta prasme, paprasčiau. Aišku, ką prieš tai sakiau, kad prieš tai žmonėm trūko ten to kompleksiškumo, tai buvo tas laikotarpis, nežinau, ten koks dešimtmetis, ten sakyčiau, gal nuo 50 iki... Čia gal 20 mečiai, bet gal net sakyčiau, net... Čia iki... gal galima vadinti, pavadinkim iki funko piko, kur viskas buvo galbūt labai ten, žinai, užbliuzinta, ten buvo trioliam. Žodžiu, tos tokios, tie nestandartiniai... Kaip?
Gerai, tas Ne, aš tik- stengsiuos nepamiršt minties. Ok, jo, aš tiesiog labai trumpai, kad visados labai trumpai, kad tai tokie nestandartiniai ritmai, jie tiesiog buvo jau labai, na, pradėkim, paprasta, žinai, tuo metu tiem žmonėm jau buvo, nu, ta prasme, tas pats ir kažko naujesnio. Ir tada atrodėsi norėjo kažko kompleksiškesnio, sudėtingiau, bet tada to sudėtingiau, žinai, gavosi galbūt, kad tos pačios leidybos muzikos tiesiog daugėjo kartu ir leidyba, tai tasme, išleidžiamos muzikos kiekis pradėjo augti. Taip. Ir gaunasi, kad žmonės galbūt gavo to sudėtingiau, gavo įdomiau, bet gavo jau tiek daug ir tai daug buvo faina, kad va, tada staiga tapo jau, nu, jau too much, per daug. Ir tada kur, čia ir be vokalo fainai skamba, čia vis dėlto Gal ir to nebereikia mums jau? Jo, čia funkas, va, jo ta bosinė gitara čia skamba fainai, čia truputėlį tas pasirodo gal trukdo, va čia šokiam reikia, va hebrai, žinai, labai lengva to tokio. Ir va, žinai, per funkas toks, žinai, jau truputėlį ten jau pasiema jis jau labiau kaip jis jau elektroninį sintezatorius. Nebepopuliarėja medija, toks žanras. Taip, ir atsiranda ten, žinai, sintezatoriai, o jau gali pakeisti instrumentus, tada tu matai, kad jau ir gyvų atlikėjų ten mažiau reikia. Bet va čia tada... aš norėčiau galbūt tau ir paprieštarauti, nes mes čia va dabar, sakykime, iššokom į tą visą disko traukinį, kuris trunka iš esmės, na, iki 10 metų, nuo 75 iki 85, jeigu taip paėmus. Ir pagrindinį dalyką, kurį mes pamirštam, tai roką. Rokas, jisai nėra pats iš savęs lengvas. Kaip žanras, kiek visko jame dalyvauja, mes galbūt negalim lyginti dėl to tokio muzikos tyrumo arba kokia nuotaika ir intencija yra dainuojamas tas stilius. Bet tačiau, jeigu žiūrint iš sunkumo, sudėtingumo, na, aišku, galit man paprieštarauti pilnai, man bent jau atrodo, kad tai yra tiesiog kažkoks tęstinumas muzikalumo, muzikalaus žanro, nes mes dabar turėjom funką, dabar visi persimetė į disko, nes, na, disko tas šokių muzika, aišku, dar ta visa vakarėlių kultūra, kuri irgi intensyviai veikia, čia irgi yra labai svarbus dalykas, bet vat rokas jisai, todėl galbūt visiems ir prilipo, kad jisai buvo toks kaip kitas lygmuo funko, na, iš muzikalios pusės, kad jisai nebuvo toks tyras, ką jau minėjau anksčiau, ir va toks va buvo, kad čia galbūt šiaip įdomi kryptis bus, įdomu pristatant patį roką, aš manau, mes irgi jį pristatinėsim, ateisim iki jo, galbūt ne šiame sezone, bet aš manau, kad tai tikrai, na, tokį labai tinkamą vaizdą mums nupieš, kaip kas kur persidengia dar labiau. Šiaip jo, gerai, kad paminėjai šį roką, nes, nu, aš vat gal atsimčiau pusę žodžių, vat, nu, dėl roko. Rokas gal toks išlieka gan laikantis savo tą tokį... Vertę. Jo, gal ne tik atvertę, bet tą visą įdomumą ir sudėtingumą, kurį gali suprasti žmonės. Ir mes jį galim išgyventi ne tai, kad skaitant ir kaip informaciją, tiesiog apdoroti ir kažkaip, nu, minimaliai, sakykime, pasižiūrėti kažkokių vaizdo įrašų, iškarpų ir taip toliau, bet mum didžiai daliai buvo toks kaip savotiškas ta muzika diegiama, taip norint, nenorint, bet buvo pažindinami su atitinkamais kūriniais, kurie atitinkamo sudėtingumo, atitinkamo tipažo ir mes irgi turime tokį, kaip pasakyti, mažą nostalgiją, galbūt ne tokią kaip, na, mūsų ten, sakykime, turbūt suformuota. Taip, jinai yra suformuota, bet iš esmės tai yra, na, pakankamai aukšto lygio muzikos, na, aišku, ne klasikinis stilius muzikos ir taip toliau, bet kuris irgi turi nemažai instrumentų ir tikrai muzikaliai, nu, bent jau čia tokia hipotezė galim išskelt, kad tai galėjo būti toks kaip tęstinumas. Tai va, tai čia toks biškai gal lyrinis nukrypimas nuo pagrindinės temos, bet manau tokia visai nebloga ta visa diskusija. Turi kažką paoponuoti? Ne, aš oponavimą paliksiu galbūt tada, kai kalbėsim apie roką, aš manau dabar galim tiesiog, kadangi jau, na, pakalbėjom apie visą tą laikotarpį, tą svarbiausia, kaip funkas, na, susikūrė. Taip.
ir manau galime tiesiog paminėti subžanrus. Galim. Subžanrus arba pakraipas, kaip ten pavadinsi. Tai kad jau užbaigiai tą lyrinę mintį roku, tai va, vienas iš subžanrų yra P-funkas, psychedelic funkas, jo, kuriame rokas, tuomet yra jazz funkas, kuris iš tikrųjų, kuris nevengia elektroninių instrumentų ir skambesių, tai yra įdomus momentas, kuriame iš tikrųjų yra mažiau ir vokalo, bet išlieka improvizacijų ir išlieka džiazo skambesys. Tai aš manau, kad tai yra faina, žinai, visi šitie tokie nukrypimai, bet kažkoks kitas žanras, kuris prisijungia, jis išlaiko tą pagrindinį žanrą, tai yra funkas šiuo atveju, ir tada tas, pavyzdžiui, jazz funkas, jisai truputėlį pirmu groja savo, žinai, jazz funkas. Tuomet ten, pavyzdžiui, yra boogie, ar ne, tai yra elektroninė, tai jau toks jau kur pirmas kabinimasis iš funko pusės į tą normalią elektroninę muziką, kur jau toksai Bet čia jau mes gal link 90-ųjų artėjom labiau, jeigu mes jau taip pasižiūrėjus. Gal dar ne tai baisiai, čia dar sakyčiau 70-ų galas, 80-ų pradžia, ten kaip New Wave'as. Tas G-funkas irgi tas... Čia tavo tema? Mano tema. Gangsta funkas, iš tenai tie visi samplai iš esmės tuo metu, kas buvo ant pačios bangos ir buvo išsamplinta. Jo, tai G-funkas, gangsta rapas su funku, tuomet synth funkas irgi yra, irgi jau, gal skaičiau, švelnesnė boogie versija, irgi tai yra jau su elektronika susijęs subžanras, kuris irgi jau sintezatorių daugiau traukia, tik tais jau galbūt ne taip, kur dar daugiau dominuoja galbūt funkas, o jau boogie jau gal pam arba jau net elektronika lipa ir naudoja funk elementus. Okay. Ir avangardinis, ir toks avangardinis funkas, irgi toksai truputį šiza. Bet žodžiu, tų subžanrų yra, pagrindinius mes išvardinam. Daugiau mažiau, aš manau, kad taip, dar galbūt reiktų čia tikriausiai, kas klauso, čia dar kyla daugiau klausimų tikriausiai negu atsakymų, bet aišku, visada geriausia yra išgirst, praktiškai išklausyti skirtingų atlikėjų kūrinius. Na, aš manau, Tomas mums kažką paserviruos po šiuo įrašu, jūs matysite nuorodą, ant kurios tikrai siūlome paspausti, užmest ausį, perklausyt, susipažint, palikti komentarą, ar ten, kur yra įkelta nuoroda pačio mikso, ar čionai palikti. Visus komentarus, pastebėjimus mes tikrai atsakysime, arba bent jau turėsime sureaguosime kaip ateityje tobulintiną dalyką, sferą, tai čia mums yra ypač svarbu. Tai dar kartą norim padėkoti, kad žiūrėjote, spauskit like, subscribe, pasiekite Tomą, pasiekite Luką ir susimatome, manau, kitoje dalyje ir viso. Muzikinis takelis.